Labą dieną. Esu Mokslo akademijos narys emeritas Algimantas Grigelis ir kalbuosi su naujai išrinktoju Lietuvos Mokslo akademijos prezidentu, akademiku Vytautu Nekrošiumi, kuris vasario 2 dieną pradeda eiti savo pareigas. Gerbiamas prezidente, nuo vasario 2 matomai jau jūs turėtume oficialiai būti vadinamas jūsų ekscelencija, bet šiandien mes kalbėsime turbūt truputį paprašiau kaip kolegos ir aš norėčiau visų pirma pažymėti tokį vieną dalyką, tokią vieną datą, kada paskelbus Mokslo akademijos prezidento rinkimus, birželio 19 dieną aš jums parašiau elektroninį laišką, pranešdamas, kad aš norėčiau jūs iškelti kandidatu į prezidentus ir gavau jūsų atsakymą, kad jūs sutinkate priimti tokį iššūkį. Taigi, po visų rinkiminės kampanijos įvykių gruodžio 16 dieną jūs balsų dauguma antrame ture buvote išrinktas naujojo Lietuvos Mokslo akademijos prezidentu. Labai jūs sveikinu ir dėkoju, kad sutikote pabendrauti ir atsakyti į keletą klausimų. Tai visų pirma, mano įrašuose bendraujant atsirado tokia formuluotė, kas yra Vytautas Nekrošius. Charizmatiška asmenybė, veržlus, šeimos žmogus, girdintis ir matantis ir sugebantis vertinti aplinką, įvykius, visuomenę ir daryti išvadas. Būdamas aukščiausios kvalifikacijos teisininku, jūs iš tikrųjų turėsite truputį kitokį turbūt matymą, negu kad buvę iki jūsų akademijos prezidentai, tarp kurių taip vienas kitą keisdami ėjo chemikai ir fizikai. Jūs esate 7-asis Mokslo akademijos prezidentas, jei skaičiuoti nuo 1946 metų. Taigi, mano klausimas būtų trupučiuką tokios savianalizės ir papasakokite truputį apie save ir apie savo mokslininko kelią. Ačiū akademikė, ačiū už sveikinimus. Iš tikrųjų, tas apsisprendimas dalyvauti rinkimuose nebuvo lengvas, bet nebuvo labai ir sudėtingas. Kai matai palaikymą aplinkui, tai tada ir tas sprendimas ateina lengviau. O kadangi tą palaikymą jaučiau, tai ir jūsų laišką pakankamai greit atsakiau. O kalbant apie save, tai aš esu toks turbūt šakninis Vilnietis. Mano mama ir mamos visa giminė tai apskritai Vilniaus yra ne vienas šimtmetis. Tėvukas yra nuo Raseinių rajono, iš kur ir visi nekrošiai turbūt, kiek aš buvau sutikęs savo gyvenime,
Vienaip ar kitaip ten kaimai šalia, kažkur iš ten prie Raseinių kilę. Tai va, ir ta mano karjera turbūt nebus kažkaip labai įspūdinga, nes aš nuo mažens girdėjau tik apie teisę praktiškai, nes visa šeima teisininkai. Tai ir kai atėjo laikas galvot, kur stot, tai kažkokių kitų minčių ir nebuvo. O dirbti auditorijoje man labai patiko visada. Ir kai pasiūlė mano mokytojas, toks jau amžinatilsis profesorius Vėlyvis, likti universitete, tai su džiaugsmu sutikau, nors, aišku, 93 metai, pilna darbų aplinkui, pilna pinigų aplinkui, tik tai eik ir va, bet nežinau, aš kažkaip padariau tokį sprendimą ir dėl jo visai nesigailiu, nes visą likusį gyvenimą dirbau darbą, kuris man mielas ir kuris patinka. Šalia to be abejo atsirado labai geros galimybės tuo metu išvažiuoti į užsienį, nes Vokietija davė labai daug stipendijų, o vokiškai šnekančių beveik nebuvo. Tai aš, kadangi man vokiečių kalba yra pirma, tai ir studijų metais teko pasimokyti semestrą Zalcburge, tai jau kalbą buvau pramokęs visai neblogai ir atsirado galimybės Vokietijoje mokytis, tai Vokietijoje Frankfurte baigiau magistro studijas, o po to jau savo mokslinius darbus irgi daugumoje rašiau, būdamas tos svarbiausius bent jau, sėdėdamas Vokietijoje bibliotekose ir taip toliau. Tai vat. Ir rašymas man, pavyzdžiui, niekada nebuvo kaip kažkokia, kai sakau, o profesorius turi parašyti tiek, kad atestuotas būtų. Tai kažkaip jaučiau malonumą, kaip ir dirbdamas su studentais. Tai tas darbas toks, koks malonus, geras. Aišku, suprantu, kad dabar tam bus žymiai mažiau laiko, nes labai, kad kokia lavina darbų ateina, tai pajaučiau, dar būdamas su tuo elektu, kai atrodo formaliai nieko negali, bet jau ir ten, ir šiandien reikia, ir tą reikia padaryti. Tai bandysim kažkaip derinti tos dalykus. O čia. Labai ačiū. Kada jūs pristatėte savo programą rinkimuose į akademijos prezidentus, tai buvo tam tikra vizija, kuri galima buvo formuluoti truputį laisviau, tos visus įžvalgas, matymus, kas šiandien būtų aktualu jūsų išrinkimo atveju. Tai dabar jūs jau nuo vizijos pereinate prie misijos ir prie jos įgyvendinimo. Tai norėčiau paklausti visų pirma, nuo ko žadate pradėti? Nes jūs jau pradėjote, jau visuomeniai jūsų vardas ir jūsų balsas pradėjo labai gražiai ir solidžiai matytis ir girdėtis. Ačiū už klausimą, akademikė. Iš tikrųjų, aš galvoju, tai man du tokie svarbiausi dalykai yra labai. Pirmiausia, tai kaip ir žadėjau, ir visiems akademikam rinkimų dieną, kad akademija bus matoma ir girdima. Tai akademija pagal įstatymą yra ekspertinė organizacija. Nors matau čia du pagrindinės tokius tikslus galbūt akademijos. Vienas dalykas yra bet kitas dalykas vis tik tai vienyti svarbiausius protus Lietuvos vienoje vietoje. Tai čia turbūt dar net ir svarbesnis tikslas. Ir ekspertinė organizacija. Tai man atrodo, kad mes turėtume būti girdimi visuomeniai labiau šiek tiek ir pasisakyti visais svarbiausiais valstybės visuomenės gyvenimo klausimus, kur galime tą savo ekspertinę nuomonę pateikti. Ar tai per akademijos kaip organizacijos, ar atskirų akademikų. Įvairiai įmanoma daryti, bet kad mes neturėtume sėdėti, tylėti ir apsimesti, kad čia mes patys savo tik tai svarbus ir niekur nedalyvaujam. Manau, kad taip neturėtų būti, taip ir nebuvo, bet manau, kad ateityje taip
mes tikrai tą svarbiausią nuomonę, tą mūsų nuomonę talpinsim, skleisim, jau politikų ir kitų visuomenės, sakykime, dalyvių reikalas, kaip jie tą nuomonę naudosis. Mūsų pagrindinė užduotis yra tą nuomonę pateikti, vertinimus pateikti, kaip specialistų vertinimus. Labai noriu pabrėžti, kad tikrai labai visas pastangas padėsiu, kad tai nebūtų kažkokie politiniai įsitikinimai ar dar kažkas. Kiekvienas turime savo kažkokius įsitikinimus. Bet kalbėdami apie ekspertinę išvadą, ekspertas tuo ir yra svarbus, kad jisai duoda nešališką nuomonę, pateikia nešališką nuomonę pagrįstą savo žiniomis. Tai aš šito labai norėčiau. Antras dalykas, ko labai norėčiau, kad akademikai, kaip akademija, kaip koncentracija vienoje vietoje pačių protingiausių, pačių didžiausių, pačių geriausių Lietuvos protų, tai kad šitie žmonės čia jaustųsi gerai. Jaustųsi svarbus, jaustųsi mylimi, reikalingi ir kad jiems akademija būtų ta vieta, kur jie nori visą laiką ateiti, kad čia vyktų renginiai toliau. Čia renginių ir taip šiaip pakankamai daug vyksta, bet kad ir toliau jie vyktų. Visuomeniai šiek tiek galbūt daugiau atsiverti, kad pakviesti į tos renginius ne tik tai kažkokios srities specialistus, bet ir šiaip Vilniaus gyventojus. Tai tokia pagrindinė misija, du dalykai. Tai yra, kad akademijos žmonės, akademikai ir darbuotojai jaustųsi čia gerai. Ir antra, kad mes tikrai būtume girdimi, matomi ir gerbiami. Na, puiku, iš tikrųjų ekspertinė mokslo akademijos narių veikla galėtų būti platesnė. Labai su jumis sutinku, nes esmė turbūt yra tokių grupių sėkmingos veiklos tada, kada ta grupė vienyje tarp skyrinius, tarp institucinius specialistus, akademikus ir gali visapusiškai vertinti vieną ar kitą reiškinį arba visuomeniai vykstančius procesus. Pavyzdys būtų toks, tai ekspertų grupė Gedimino kalno klausimų. Taip labai nedetalizuojant, galėčiau pasakyti, kad kuomet prasidėjo po keliurių metų po medžių iškirtimo tos galingos nuošliaužos, Nacionalinis muziejus kreipėsi į Mokslo akademiją prašydamas pareikšti nuomonę. Tuomet buvo sukurta ekspertinė grupė, kuri padarė savo darbą, ataskaita figūruoja internete ir yra naudojama ir cituojama. Ir dabar klausimas tik tai šiai dienai yra tame, kad grupės sudėtį reikėtų atnaujinti, nes Gedimino kalne toliau vyksta tvarkybos darbai. Tai iš tikrųjų akademijos vaidmuo jūsų požiūriu ir turės matyt atsiremti į aktyvesnį tokių ekspertinių grupių, galbūt ir naujų atsiradimų, ir esančių atnaujinimą ir palaikymą. Tai čia labai aiškus yra atsakymas. Bet kita vertus, iš kitos pusės pažiūrėjus, jūsų paties asmeniška įtaka ir asmeniška veikla, kuri, kaip sakant, bus vis tiek apribota ir laiku, ir vieta. Kaip jūs pats žadate vykdyti tą savo misiją akademijos, sakyčiau, viduje? Tai kalbu apie personalo veiklą, tai kalbu apie renginius, kuriuos Mokslo akademijos nariai pakankamai nemažai metų bėgyje organizuoja. Ir,
buvo taip, kad jau buvęs prezidentas Jūras Banys dažnai sutikdavo ateiti ir pasakyti įžanginį žodį, ne tik tai savo specialybės klausimais, bet ir kitais, tame tarpe ir geomokslo klausimais. Tai tikiuosi jūsų tokio aktyvaus dalyvavimo ir skatinimo šitos veiklos, nes tai darys akademiją matomą. Tai be abejo, akademikė, tai pirmiausia, bet čia gal keletą dalykų. Pirmiausia, apie grupę, apie grupės. Tai aš galvoju, kad grupėse tikrai bus papildomų grupių ir bus net pastoviai veikiančių grupių, bent jau švietimo, ekonomikos, mokslų klausimais, manau, kad padarys. Ir toj grupiai bus ne tik akademikai, bet pasistengsime surinkti, ir iš kitur gerus specialistus, kur ir paversti akademiją tą diskusijų vietą, galvojant apie tai, ką daryti, kad judėtume tolyn. Tai va šitas dalykas, tai šito dalyko tikrai labai dėl dalyvavimo renginiuose, be abejo, jeigu tik galėsiu, tai renginiuose dalyvausiu, bet reikia dar nepamiršti, kad turime ir du viceprezidentus, ir ministerijos mokslinį sekretorių kanclerį, tai tikrai ar aš, ar kiti tai labai plačiai dalyvauti, nes tikrai manau, kad čia yra svarbus dalykas. Akademijos renginiai yra vienas svarbiausių veiklos jo tokių bruožų. Tai juos būtinai reikia palaikyti ir skatinti, kad jų būtų kaip galima daugiau, kokybiškų ir taip toliau. Na ir dar vieną, kalbant grįžtant prie akademijos misijos truputėlį, tai aš labai džiaugiuosi, kad turime Juozą Augutį kaip viceprezidentą atsakingą jisai bus už studijų, už švietimo sistemą, ne už švietimo sistemą ir už regionų politiką. Tai vad, kad mano tikslas iš tikrųjų yra padaryti arba pasistengti padaryti taip, kad per 4 ateinančius metus bendradarbiavimas su regionais ir pirmiausia pradėsime nuo universitetinių miestų, tai yra Kauno ir Klaipėdos, kad būtų kaip galima aktyvesnis, produktyvesnis ir kad žinia apie akademiją sklystų visoje Lietuvoje, ne tik apie Vilnių. Tai va, tai toks būtų mano atsakymas. Dėkoju ir norėčiau dar užduoti porą klausimų, nes turbūt kalbantis su jumis dėrėtų truputį paliesti ir jūsų specialybės dalykus. Turiu omenyje teisę ir žinau iš jūsų biografijos, jūs tyrinėjote Romos teisę, jūs darėte labai įdomų darbą apie argumentacijos įtikinėjimo svarbą, jeigu taip aš pakankamai aiškiai suformulavau. Tai Romos teisė, jeigu pradžia yra nuo Justiniano ediktų, tai teigia 3 pamatinius dalykus, kurie būtini yra visuomeniai. Tai nuosavybė, sutartys ir asmenų lygybė. Kaip jūsų požiūriu dabartinė Lietuvos visuomenė po 35 metų, kada pasikeitė visa valstybės valdymo sistema ir tų tikslų supratimas, kaip dabar jūsų požiūriu atrodo Lietuvos visuomenė ir kokia jos branda, jeigu ją galima būtų, kokiu tai būdu, teisiškai įvertinti. Tai manau, kad galima, čia turbūt vertintojų gali būti daug ir įvairiai vertinti. Aš manau, kad mes sunkiai, bet judam į priekį, link normalios šiuolaikinės liberalios visuomenės. Kas yra liberali visuomenė, čia kad šitą žodžio labai visi gąsdinasi. Tai Gasetas, toks ispanų filosofas 19 amžiaus pabaigoje apibūdino, pasakydamas, kad liberali visuomenė yra tokia, kurioje vietos yra visiems, net ir patiems mažiausiams. Tai čia įvairiausiais mes aspektais galime tą matyti. Tai mes manau, kad
mūsų konstitucijoje būtent toksai visuomenės modelis yra įtvirtintas, kur pasakyta labai aiškiai, žmogaus teisės prigimtinės, jos turi būti gerbimos, niekas negali būti diskriminuojamas, visų teisės yra lygios ir taip toliau. Bet užrašyti yra viena, gyventi tokioj visuomenėje yra visai kita, nes tai reikalauja tai reikalauja didelių atsakomybių iš žmonių, tai reikalauja tam tikrų mąstymo standartų pasikeitimų, kurie buvo prieš tai ten 40-50 metų diegiami ir taip toliau ir panašiai. Tai mes judam į priekį, neabejotinai, klausimų man dėl to nekyla, bet tas judėjimas yra gana lėtas. Dabar kaip visuomenė, ir tai yra natūralu, nes rinką mes galim per naktį vesti, čia nėra problemų. Paėmėm, kainas paleidom, planavimo atsisakėm, čia rinka pasileido, kažką pareguliavo ir po to važiuojam. Kalbant apie visuomenės, reiškia, būseną, tai yra mąstymas pirmiausia. Tai yra mąstymo būdas. Kaip tu gyveni, kokias vertybės galvoj turi ir tas nesidaro nei per naktį, nei per 2, nei per 3. Tam reikia laiko ir švietimo. Aš sakau, manęs viską reikia daryti. Švietimas. Ilgas procesas nuo darželio per kelias kartas turėtų susidėlioti. Manau, kad nuėjom neblogą kelią. Jeigu kalbėti apie visuomenės būseną, šiai dienai vaikystę tikrai išaugom jau esam pakankamai, bet tokioj brandžioj paauglystė. Tai manau, kad dar po 30 metų bus viskas visai gerai. Jau dabar visai neblogai, bet bus tikrai judam teisingo, vektorius teisingas. Visuomenė turėtų būti labiau tolerantiškesnė, visuomenė turėtų labiau gerbti kito žmogaus interesus, matyti ne tik save žmogus, bet ir šalia esantį ir tada bus viskas tvarko. Tai manau, kad o svarbiausias dalykas, ko mums, manau, per 30 metų nepavyko padaryti. Ir kažkaip, nežinau, net, vėlgi tas švietimas turbūt čia labai didelė dalimi turėtų būti. Tai yra nemaža dalis žmonių Lietuvoje vis dar galvoja, kad valstybė nėra jų. Jie galvoja, kad valstybė yra kažkokie biurokratai, kurie dirba savo, vagia ir taip toliau ir panašiai. O iš tikrųjų viskas pasikeis tada, kai didžioji dauguma bent jau visuomenės supras, kad valstybė yra jie, kad tai yra jų kūrinys, kad tai yra jiems tarnaujantis mechanizmas. Kitaip mes labai sunkiai judėsim prieki. Na ir paskutinis klausimas būtų toks logiškas, aš ir jį buvau besiruošdamas susiformulavęs, paklausti jūsų, ko jūs sieksite per savo Mokslo akademijos prezidento kadenciją, bet dabar matau, kad visas pokalbis tai yra atsakymas į šitą klausimą. Tačiau visgi keliais žodžiais noriu paprašyti apibūdinti tą esminį siekį, tos pagrindus savo veiklos, ko jūs tikitės ir kaip atrodys po 4 metų Mokslo akademija. Neabejoju, kad jūs turėsite ir tęsinį, ir tai bus tikrai puiku. Taigi, paskutinį klausimą taip ir noriu suformuluoti, ko jūs tikitės pasiekti per savo pirmąją kadenciją. Ačiū labai, akademikė. Taip sudėtingas klausimas, bet jeigu trumpai, asmeniškai aš, ko norėčiau labai, tai kadangi humanitarikos atstovo kaip prezidento nuo 46 metų teko laukti 80 metų, tai labai norėtųsi tą kadenciją pabaigti taip, kad kolegos akademikai nepasidarytų išvados, kad humanitarikos atstovo daugiau niekada nereikia turėti prezidentų. Tai čia toks minimalus reikalavimas savo pačiam. Sąžiningai, orientuotai į žmogų, į akademijos žmonės, ir akademikus, ir darbuotojus, dirbti taip, kad jie jaustųsi geriau. Tai yra vienas labai svarbus dalykas. Na, o antras labai svarbus dalykas, aš labai norėčiau, kad po 4 metų akademija būtų vertinama kaip rimta ekspertinė institucija, be kurios svaraus žodžio, ne taip gal, į kurios žodį visada įsiklausoma.
Ir yra nepatogu pasakyti, ką jie ten supranta ar panašiai. Yra visada įsiklausoma, gali daryti, nedaryti, čia jau kitas klausimas, bet įsiklausoma yra visada. Tai vat man labai norėtųsi šitų dviejų dalykų ir aš tikiuosi, kad bendrom jėgom mes to tikrai visi pasieksime. Labai dėkoju, prezidentė, už atvirą, nuoširdų ir dalykišką pokalbį. Labai linkėčiau jums visokeriopos sėkmės ir mano palinkėjimas tradicinis yra toks: laimės, meilės ir vilties. Labai jums ačiū. Ačiū akademikė, ačiū, kad skiriat savo laiką. Aš dar dėl laimės, meilės ir vilties šalia pridėčiau Čerčilio sėkmės, nes sakė, Titanikė buvo daug turtingų, bet mažai sėkmingų. Tai jeigu dar ir sėkmės turėsime, tai bus viskas gerai. Ačiū Jums. Ačiū.